Kada šiandieną esame galbūt saugiausi mūsų visoje istorijoje nuo išorinių karinių grėsmių. Dar jūsų darbas nėra baigtas viduje mūsų krašto Lietuvoje. Jūs buvote reikalingi, esate reikalingi ir būsite reikalingi. Ir šiandieną galbūt daugiau kaip kad ir praėjusiais keliais metais mūsų valstybė yra labai didelios grėsmės. Tad nesijauskite, kad jau jūsų pareiga yra atlikta. Dar jūs esate iš tikrųjų įpareigoti ir toliau daryti, ką jūs galite. Ir mes bendrai turime grąžinti Lietuvą lietuviams. Turime užtikrinti, kad mūsų tautinė valstybė išliktų tokia, kokia ji būdavo, kokia ji buvo atstatyta 1918 metais. Tad aš jums labai dėkoju už jūsų tarnybą Lietuvai, už tą, ką jūs atlikote iki šiol. Ir raginu, kad jūs toliau dirbtumėte Lietuvos labui. Ačiū už dėmesį. Gerbiamas generolė, gerbiami suvažiavimo dalyviai ir dalyvės, gerbiami pirmininkaujantys. Lietuvos sąjūdžio tarybos vardu norėčiau pasveikinti jūs visus susirinkusius į šį garbingą forumą. Norėčiau taip pat padėkoti visiems, kurie kartu su sąjūdžiu ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis ryžtingai gina mūsų valstybės laisvę ir nepriklausomybę, net šiuo atrodo pakankamai taikiu ir saugiu metu. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir Algirdui Petrusevičiui, daugelio renginių iniciatoriumi dalyvių. Tai tikrai nepaprastai talentingas, Lietuvai daug nusipelnęs žmogus ir manau, kad tokie Lietuvos Respublikos patriotai, piliečiai, kurių šioje salėje tikrai matau daugumą, manau, kad ir yra Lietuvos stiprybės, tos stiprybės, kuri buvo išugdyta per šimtmečius pagrindas. Aš taip pat norėčiau padėkoti dar kartą ir visiems tiem prisidėjusiems prie visų bendrų ir visuomeninių, ir krašto apsaugą remiančių organizacijų už tai, kad mes siekiam, pasiekiam ir už tą tvirtą mūsų valstybinę ir mūsų valstybės vadovo poziciją, manau, kad ir mes padarėm tam tikrą gerą ir labai reikalingą mūsų valstybei darbą. Ir aš taip pat su kitom organizacijom nuoširdžiai protestuoju prieš tuos gėdingus veiksmus, kuriuos padarė mūsų specialios tarnybos, vietoj to, kad apgintų talentingiausius Lietuvos gynėjus, organizavusius įvairias provokacijas. Dar kartą nuoširdžiai jūs sveikinu už mūsų ir jūsų bendrą darbą Lietuvos labui. Ačiū. Visuomenė mūsų bręsta tautiniu požiūriu, patriotiniu požiūriu nepaprastai lėtai. Daug čia galima būtų sakyti priekaištų ir švietimo sistemai, ir ypatingai mūsų nacionaliniai televizijai, radijui, ir savo patiems visom panašiom kaip jūs ir kitos visuomeninės organizacijos, kurios matomai senai turėjo keisti savo požiūrį į partijas politinės, į politinę veiklą, ne tik remtis, bet reikalauti labai konkrečiai ir labai reikliai, reikalauti patriotinio darbo ir patriotinės veiklos, o ne tik tai lakstyti ir nešioti lankstinukus prieš rinkimus. Mes buvom per daug demokratai savo pačių politikų atžvilgių. Mes privalo išmokti ne tik remti, bet ir reikalauti. Reikalauti darbo, reikalauti sprendimų, kurie naudingi ne vienai kažkokiai grupė ir grupeliai, o tautai. Ir visi savo vietoje būti savanoriais. Tai yra visada būti pasirengę atlikti savo pareigą tėvynei. Ačiū jums ir linkiu sėkmės visi turėjome. Reikalingi kelti dvasią ne tik savo, bet ir kitų Lietuvos patriotų. Yra pilna, kaip aš pastebėjau, patriotų, bet stoka patriotų.
patriotinio darbo. Ir nekaltinkime vien komunistų. Pas mus visada pažiūrėkime į veidrodį ir pamatysim, kad pas mus yra pilna intelektualų. Ir jeigu būtų bent 100 dalis tiek intelektualų 18 metais, per 3 metus Lietuva būtų pralenkusi visą Europą. Buvo tik ant pirštų suskaitom 18 metais intelektualai ir štai ką jie padarė. Pas mus visa bėda, kad intelektualai, inteligentai, lyg vištgaidžiai vištidėje, nei gėda, nei kiaušinių deda. Tad ir mums patiems kartais reikia apsižvalgyti, ar mes per daug gėdam, o gal tų kiaušinių ne visada pakankamai dedam. Ir todėl siūlyčiau, kiek aš bandęs siūlyti per spaudą ir kalbas, organizuokime visur, kur tik tai vienas iš mūsų yra bent politinį kumštį, bent 5, bent 10 žmonių. Ir nes atsiprašant, net špygai reikia 3 pirštų. Tai kągi mes nesisuorganizavę galim padaryti. Laikymą. Jeigu kiekvienas apšviesime po 10, tie 10 apšvies po kitą 10, jau bus 100. O jeigu keli šimtai sudaro 1000. Tad švieskimės, semkimės stiprybės iš praeities, bet neišsemkim visą stiprybę, kad nieko neliktų ateities kartoms. Papildykim tos stiprybės turtus tautoje ir lai Dievas laimina kiekvieną jūsų žingsnį tėvynės labui. Žiūrėkite, kas darosi Lietuvoje. Paskutiniu metu pasirodė tokias knygas kaip Angelo sargo skrydis. Pastaruoju metu pasirodė tokias knygos Žemės ūkio ministerijos ministrės Prunskienės parašyta įvadas, taip pat panašus kaip ir Grigaravičiaus įvadas, kur liaupsinama kolūkinė santvarka, kur kalbama apie tai, kad būtų dar geriau gyventi, jeigu nebūtų žalieji. Akademikas Purvinskas savo knygoje Žemės ūkio reforma taip pat kelia tokius pačius klausimus, kad prie Tarybų sąjungos buvo gyventi geriau, negu dabar mes esame Europos Sąjungoje ir NATO nariai. O ką rašo, ar kas nors skaitė tokį laikraštį šiuo metu leidžiamą Karštas komentaras? Tai baisu klausyti apie partizaninį judėjimą, iš vis jau partizanai bijo išeiti į gatves, kadangi apie juos kalbama, kad dar nedamušti partizanai. Banditai nedamušti. O liaudės gynėjus stribus aukština. Tai kur mūsų yra iš tikrųjų saugumo tarnybos, kurios turėtų atlikti šitą darbą. Mes Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga atliekame kai kurį darbą. Šiuo metu yra pastatyti kenotafai rasų kapinėse, įvardinti žymiausi Lietuvos partizanai, dvasininkai ir kiti mūsų Respublikos veikėjai. Šiuo metu ruošiame kenotafus taip pat tiem, kurie žuvo lageriuose, dalyvaudami sukilimuose ir kitose vietose. Tuo pačiu šiuo metu ruošiama yra nuostatai dėl Lukiškių aikštės. Mūsų Respublika liko viena, kur nėra laisvės paminklo. Baigdamas norėčiau palinkėti visiems geros kloties, stiprybės, sveikatos ir nenuleisti rankų, matyti ir galvoti, kas darosi mūsų Lietuvoje. Būkime budrus. Ačiū už dėmesį.